Kaip pasidaryti blovuotus Dysoną, kad jis neišsileistų po valandos. Aš kaip pirmiausia nusipirkau Dysoną, tai irgi labai ilgai nemokėjau su juo normaliai elgtis. Ir būdavo tikrai tokių situacijų, kad aš pasidarau ten blovuotą ir ten po valandos jis tampa kažkoks labai frizi ir visiškai ne to, ko aš norėjau ar ko aš tikėjausi. Vienas jaučiu iš svarbiausių dalykų, kurie atradau, tai yra, kad reikia pirmiausia labai gerai pasiruošti plaukus. Tai pirmiausiai susipurškiu su šitokiu kondicionierium, jau baiginės. Aš šituos kondicionierius taip greit supurškiu, kad wow. Išsišikau plaukus. Antra priemonė, kurią dedu, tai yra šita. Tai būtent yra nuo karščio, kur aš naudoju prieš visus blautus. Šiaip šita priemonė irgi yra. Turi nuo karščio apsaugą, yra heat protection. Ir paskutinis dalykas. Turiu tokį koks jis negražus čia yra. Turiu tokį purškaliuką. Šitą tiesiog realiai purškiu iš visur ant visų plaukų. Jisai padeda būtent nuo to plauko putimosi, jo gražesnis blautas būtų ilgiau laikytų. Man tai šita priemonė, jaučiu, kuri padaro tą visą magic. Viskas, pas mane priemonės yra done. Dabar sekantis dalykas, ką mes darom, tai susirandam angalį, kurį aš turėjau ir nebeturiu. Likau kitam kambaryje. Tai pirmiausia, mes tiesiog prasiblotinam plaukus paprastai, kad būtų kažkur išdžiūvę 7 procentų. Toliau blotinam čepečius su šituo būtent raunė čepečiu. Ką tik baigiau įsidžiovinti plaukus, tai dabar prasišukuosiu šios greitai. Įmam kitą angalį. Vėlgi, kas šiaip visai užknisa, skirstom plaukus. Yra labai daug plaukų skirstimo procesų čia. Maždaug tokia sekcija. Parimam šitą nuo apačios ir sukam iki pat viršaus ir tą paspaudžiam vieną į viršų. Ir jūs pasižiūrėkit, kokia gavosi graži garbanėlė. Baigiau blotintis plaukus su Dysonu. Tai pirminis lukas. Čia kaip atrodo plaukai. Dar nieko su jais nedariau, nepraskaičiuoju, nieko. Aš dažniausiai prasišeikinu viršų. Prasišeikinu, kiek man norisi. Galutinis rezultatas, kaip atrodo plaukai. Man tai tikrai yra bomba. Artėja savaitgalis, galite pasibandyti namuose pasidaryti. Parašykit komentaruose, ar gavosi ir nesigavo, kaip pavyko ir kaip atrodo.